Labas, aš esu Gintautė Rusteikaitė, jaunimo teatro aktorė ir noriu jūs visus pakviesti į Igno Jonyno spektaklį Sūnus, kuris vyks balandžio 21 dieną 18:30 mūsų jaunimo teatre. Pati šį spektaklį mačiau jau netgi 3 kartus ir drąsiai galiu sakyti, kad man jis yra vienas mano mėgstamiausių šio teatro darbų. Ir spektaklis yra aktualus tuo, kad jis kalba apie labai mums visiems aktualias temas, tokias kaip psichologinis ir dvasinis jauno žmogaus išbandymas, psichologinės ligos, santykiai su tėvais, tėvų santykiai su vaikais. Ir pati asmeniškai kviečiau šį spektaklį ir savo mamą, ir tėtį, ir šiaip artimus žmonės, kad jie išvystų šį darbą ir permąstytų apie tai, kokie yra jų pačių santykiai su tėvais, arba, pavyzdžiui, kad tėvai permąstytų, ar teisingai, ar visada prasmingai aptari pokalbį su savo vaikais, kad pajaustų, ką reiškia, kai kartos susišneka arba nesusišneka ir kokios gali būti to pasekmės. Ir man labai patinka scenografija. Scenografija veikia šiame spektaklyje tarsi dar vienas aktorius, nes, ateikit ir pamatysit, kodėl taip sakau. Ir šitas spektaklis mane labai sujaudino ir įkvėpė. Ir aš pati, man šiuo metu yra 26 metai, žiūrėdama šį spektaklį prisiminiau, ką reiškia būti paauglė, kai tu vienas sėdi savo kambarį ir tau atrodo, kad visas pasaulis tavęs tiesiog nesupranta ir kad nerandi pokalbio ar būdo, kaip pasikalbėti su savo paties tėvais. Ir kviečiu patirti tarsi šiame spektaklyje. Aš pati jį patyriau. Tai kviečiu, ateikit.